žmonės klausia, sako, tai tau gal nebepaeina su nekilnojimu. Tokie teiginiai pas juos. Arba sako, o tai investavai, jau nebeinvestuoji. Matyt, jie nebemato video pas mane TikTok'e. O ką aš galiu pasakyti tuo klausimu, tai tiesiog mano tikslas toksai buvo visada kuo daugiau laiko praleisti su šeima. Ir kada pas mane atsiranda daugiau pinigų, aš tiesiog nustoju ten tuos TikTokus daryti viską, nes TikTokas realiai vienaip tiesiogiai arba netiesiogiai, dažniausiai netiesiogiai sukuria man pelną. TikTokas, ne? Tai tiesiog turiu ką veikti ir šiaip gyvenime ir dėl to nedarau. Bet todėl, kad jūs prašote, aš jums padarysiu naujų video, jūs sekite kanalą ir pamatysite visokių įdomybių. Kaip tik šiandien važiuoju nufilmuoti kelis objektus parduodamus. Kodėl aš jų nefilmuoju, nekeliu pas save? Todėl, kad seniau aš rašydavausi sutartis, važiuodavau pats, rašausi, bendrauju su savininkais, visą kitą. Dabar tai daro mano mokiniai, mano kolegos. Už kilometrų žiede Tai, pasirinkite antrąjį kad aš tai išvažiavimą. padaryčiau, kad aš tos objektus čia įdėčiau, aš turiu važiuoti į jų objektus ir filmuoti, specialiai važiuoti, kad filmuoti. O savo dėdavau, tai pasirašai sutartį, nuotraukas darai, tai tuo pačiu ir pafilmuoji. Tai va taip būdavo, tie objektai pas mane atsirasdavo. O visus objektus galite rasti dangausturtai.lt. Žiede pasirinkite antrąjį išvažiavimą. Dangausturtai.lt galite rasti visus objektus, tik tai surinksit dangausturtai.lt, ten iš karto jums atsidaro objektų sąrašą. Tai va, galėsit pasižiūrėti, ką ten turime. Aišku, smagiau yra video pažiūrėti, kaip aš padarau, ne? Tai aš dėl to ir padarysiu tų video jums. Žiede pasirinkite Tai va antrąjį tiek būtų išvažiavimą. apie mano veiklą paskutiniu metu. Padarysiu dar kelis video kitom temom. Iki.